Sveiki, draugai. Turim netikėtų naujienų. Ir tos naujienos yra, švelniai tariant, wow. Šiandien pasirodė žinia, kad toks agrosektoriaus verslininkas Augustas Alešiūnas buvo nuteistas. Nuteistas ne už bet ką, o už sukčiavimą ir kyšininkavimą. Ir tai yra tiesiogiai susiję su mūsų darbu. Nes dar 2021 metais, tai yra smarkiai seniai, mes publikavom tokį tyrimą apie pono Alešiūno verslus, kurie vystė tokius dalykus kaip skambiai pavadintas išradimas elektroninė nosis ir taip toliau ir panašiai. Ir taip jau sutapo, kad pono Alešiūno verslas sėmė naudą iš valstybinio sektoriaus. Tai yra iš vienos konkrečios Žemės ūkio ministerijai pavaldžios institucijos, kuriai vadovavo toks ponas Gediminas Pridotkas. Ir tie pinigai pono Alešiūno verslui plaukia iš tikrųjų milžiniški. Ir šiandien matom iš naujienų agentūros Elta pranešimo, kad būtent už šiuos reikalus ponas Alešiūnas ir buvo nuteistas. Ne, į kalėjimą jisai nesėda, jeigu kyla toksai klausimas, bet yra du bet, kurie turi labai rimtą ir solidžią išraišką. Visų pirma, ponas Alešiūnas yra nuteistas ir jam priskaičiuota 103 000 eurų bauda. Tai yra, švelniai tariant, didelis skaičius. Taip pat, kaip matom iš Eltos pranešimo, jis yra nuteistas tame tarpe už tai, kad jau minėtam ponui Gediminui Pridotkui sumokėjo apie 88 000 eurų kyšių. O jeigu kyla klausimų dėl pono Pridotko, tai apie jį naujienų buvo šiek tiek anksčiau. O naujienos su ponu Pridotku yra tokios, kad jis irgi nuteistas, net neginčijo nuosprendžio, sėdo į kalėjimą ir valstybei susimokėjo daugiau negu 300 000 eurų. Taigi mūsų tyrimas tikrai prie to prisidėjo. Mūsų tyrimas prisidėjo prie 400 000 eurų viršijančios naudos Lietuvos valstybei. Be abejo, čia milžinišką darbą nudirbo tiek STT, tiek Europos prokuratūra, tiek kitos teisėsaugos institucijos. Tikrai neprisijimam visų nuopelnų, bet pagal šiandienos pranešimą jau galim drąsiai sakyti, kad mes prie to prisidėjom ir smarkiai. Tai štai taip mes mažučiukai kapitalizuojam savo darbą. Ir šiuo atveju tas poveikis yra daugiau negu 400 000 eurų. Ir to poveikio mes tikrai neturėtume be jūsų paramos. Dėl to labai kviečiu prisidėti prie sienos darbų ir paremti mus jūsų pasirinktų būdu. Tai yra arba prenumeruojant mūsų šviežutį naujienlaiškį pavadinimu Spamas, arba prisidedant prie mūsų veiklos per Patreoną, arba remiant mus tiesiogiai į sienos sąskaitą. Visos instrukcijos tradiciškai šio video aprašyme. Ačiū, kad esate su mumis.